O gal aš galiu turėti žymiai daugiau savo gerųjų savybių. Įdomu yra tai, kad žinoti, kad yra tokios savybės ir pajausti savyje, tai nėra tas pats. Atrasti savyje tas savybės, nes visos savybės, kurios yra žmonėse, potencialiai gali būti ir manyje. Galiu pasižiūrėti tada iš anksto, o kokių savybių man reikia. Ir aš galbūt jas galiu aktyvuoti, galbūt aš jas galiu sustiprinti. Savybės yra tos atramos, į ką mes atsiremiam. Bet galim save įsivardinti, aš esu toks, ar ne? Kuo remiantis aš tai darau? Ėjimas į tylą, atradimas savęs erdvėje, vidinėje erdvėje, kurioje nėra triukšmo. Taikau tas žinias savo kasdienybėje ir matau, kad vyksta pokytis. Tai labas visiems, labas Ieva. Labas rytas. Labai smagu tave matyti čia. Tikiu, kad mūsų pokalbis praturtins žmonės, kurie ieško savęs, kurie eina sąmoningumo keliu ir kurie nori rasti kelią, būdą, kaip save plėsti, kaip save auginti, kaip savo padėti. Ir šiandien sveikinuosi su Ieva. Tai Ieva, labai prašau prisistatyk. Kas Na, tu? aš esu Ingos sesė, Ieva. Tiesiog gal labai trumpai nuo sąmoningumo kelio einu jau keletą metų. Tiesiog gal tokia sąmoningumo praktikė, taikau tas žinias savo kasdienybėje ir matau, kad vyksta pokytis. Ačiū. Aš esu Tylos esatis įkūrėja Inga Jurjoninė. Tylos esatis man yra labai brangus projektas, kuriame nėra tiek daug tylos, kiek yra ėjimas į tylą, atradimas savęs erdvėje, vidinėje erdvėje, kurioje nėra triukšmo, yra harmonija, yra vidinio savo išminties žinojimo erdvė. Ir šiandien mes pasitarėm su Ieva ir norim panagrinėti geriausios žmonių savybės. Tikiu, kad jos yra bendros, tikiu, kad jų yra labai daug, bet dėja nutinka taip, kad gyvenime žinom galbūt 5, galbūt 10, galbūt 20 savo gerųjų savybių, bet jeigu pabandyti pagalvoti plačiau, yra galbūt toks klausimas vidinis, o gal aš galiu turėti žymiai daugiau savo gerųjų savybių. Tai vat, šita erdvė ir bus apie tai, kaip išskleisti, kas tai yra ir linkiu gero klausimo. Tai Ieva šiandien bus ta, kuri klausinės, kuriai įdomu. Aš pabandysiu atsakyti tiek, kiek žinosiu, tiek, kiek galėsiu šiame momente. Tai Ieva, prašau. Na, aš tai čia, žinai, tokį radau ant stalo lapelį, žinai, kur dariausi sąrašą. Ką padariau gero? Tai gana iš tikrųjų buvo labai sunku man parašyti. Nu, ten, kai sako, rašykit, pasistebėkite, ką darote gerai. Tai gal va čia tau ir klausimas, nu, va, kas tas yra geras? Kas tos va, gerosios savybės yra? Blogosios, gerosios savybės, nu, kaip tas geras išsigryninti. Vat aš irgi ruošdamasi galvojau labai ilgai ir kas iš viso yra tos savybės, dar nesiekiant to, kad gerosios, blogosios, ar ne? Tai vis tiek yra savybės, tam tikri ypatumai žmogaus, kurie atskleidžia tam tikrus veikimo modelius, pavyzdžiui, per charakterį, per temperamentą, per gebėjimus, per asmenybės bruožus. Ir čia yra labai daug visokių dedamųjų ir kartais mes galvojam, kad aš esu tokio charakterio ir vat jau tai yra nulemta ir aš toks jau esu ir aš nieko nebegaliu pakeisti savyje. Ir iš čia atsiranda toksai, o jeigu aš galiu, o jeigu aš noriu tai daryti. Ir žinom, mes iš gyvenimo, kad visos savybės yra reikalingos. Tiek geros, tiek blogos, nes geriausia yra jų nevertinti ir neskaidyti gerasias ir blogasias, nes kiekvienu gyvenimo atveju jos gali išsireikšti ir tos blogosios savybės kartais pavirsta geromis, kai mums reikia galbūt save apginti, galbūt kažkam pasakyti stop,
galbūt kažkam pasakyti ne. Ir jeigu taip vis tiek pasirinkus vertinti geros, blogos savybės, tai blogasias mes labai greitai galėtume išvardinti. Tokia, tokia, tokia. Ir net nesusimastydami, nes mes žinom, mums labai aišku. Bet kai kalba eina apie gerasias savybės, turim sustoti ties kiekviena savybė ir pagalvoti apie tai. Nu, aš kažkaip čia dabar klausausi ir ar tai yra, kad tos savybės, tarkim, yra kažkoks tai charakteris ar ne žmogaus ir jisai kažką tai nori pakeisti tame savo charakteryje. Ar tos savybės gerosios ir gimsta iš to, nu, tarkim, noro, ką tu nori pakeisti. Galima sakyti ir taip, nes ten, kur tavo dėmesys, ten ir visa tai vyksta, ką tu nori, ar ne? Jeigu dėmesio sutelktumo nėra ir tu net nenori ir nesusimastai, tai natūralu, kad ir neturi ką keisti. Tai jeigu atsiranda noras, atsiranda ketinimas, atsiranda sutelkimas dėmesio, įsisavinimas, o kas aš esu šiandien, per tai gali rasti tai, o ar tau tai tinka ar ne, ir tada gali keisti. Nu, va, aš tada savo paskaitysiu truputėlį, ką esu pasirašysi čia iš tų gerųjų, ką gero padariau. Nu, va, tarkim, ar ne, ten pradėjau skaityti knygą, pradėjau daryti mankštą, pradėjau ten vaikščioti. Tai nu, toksai gaunasi, kad kažko aš ėmiausi kažkokio veiksmo. Ir gal tai tokio truputėlį, nu, kaip naujo, ne kasdieninio man, ar ne tenai, tarkim, neskaitydavau knygos, pradėjau skaityti knygą. Tai čia toksai, va, tarkim, pas mane ir ne, per tokį veiksmą išėjo. Tai, o kaip tas savybės, va, tarkim, gerosios savybės, kaip jas, va, apibūdintum? Nu, ar tai yra daugiau toksai, nu, va, tarkim, kažkaip, va, kai kažkoks tai veiksmas, naujo veiksmo ėmiausi, nuo ko tas gerosios savybės prasideda kažkaip. Aha, čia bet labai labai gražiai. Aš tiesiog esu savo susiskaidžiusi savybių rinkinius tokius. Tai yra pagal tai, kaip manyčiau, kad aš norėčiau jas skaidyti, ar ne? Tai yra vidinės būsenos savybės, sąmoningumo savybės, širdies savybės, veikimo savybės ir kūrybinės savybės. Ir vat kaip tu sakai, veikimo savybės, tai vat kas tas yra savybė, ar ne? Tai yra ryžtas, atsakomybė, drąsa veikti, disciplina, aiškumas sprendimuose, atkaklumas. Tai vat būtent ne pats veiksmas yra, bet kas slypi prieš veiksmą. Kokios mano savybės skatina veiksmą. Ir kaip aš galiu remtis jomis ir pasitikėti ir būtent tą veiksmą atlikti. Ar truputį aiškiau? Na taip, truputį aiškiau. Tai vat man kažkaip pačiai ir kaip daryti iki tos savybės išsigryninimo, nu vat pačiai, ar ne? Kokią aš čia gerąją tą savybę pradedu gvildenti pas save, kaip man ją apčiuopti, žinai. Nu, tarkim, ar pradėjau skaityti knygą, ar ne? Nu, tai kokia čia savybė? Tai, nu, tarkim... Galbūt žingeidumas galėtų būti, ar ne? Kad man reikia sužinoti kažko, galbūt yra pasisėmimas kūrybiškumo, o gal vaizduotės lavinimas, o gal smalsumas. Ko man reikia? Kas vat yra tas pirminis, dėl ko aš imu veikti? Ir kuo remiantis aš tai darau? Nes kiekviename vat veiksme slypi mūsų ketinimas, mūsų savybė kažkokia, kurią mes remsimės, ar ne, tada dėmesio sutelkimas ir tada veiksmas. Bet iš kitos pusės, pavyzdžiui, gali būti taip, kad aš noriu skaityti knygą, bet aš jos neskaitau. Kodėl? Kokių savybių man trūksta, kad aš galėčiau pradėti skaityti? O galbūt aš tiesiog neturiu įpročio tokio. Bet kokios mano asmeninės savybės galėtų padėti suformuoti įprotį? Ko man reikia? Nu, kaip aš įsivaizduoju, tikriausiai tos savybės nuolat kinta, ar ne? Ir kažkaip svarbu ir pačiam išsigvildenti, kokios čia tos savybės atsiveria, ar ne? Tam. Nes, nu, tarkim, tą veiksmą tu darai, bet tai gali kartais ir neapčiuopti, nu, o kodėl tu darai? Nu, tai va, tai kitų gerų savybių daiti, kuri čia tas savybės skleidžiasi ir kaip čia tą, vat, išsigvildenti. Nes tas, kodėl tu darai, tai yra tikslas, ko tu nori.
Tai nėra savybė, tai yra tiesiog tikslas, ko tu nori. Bet tam tikslui pasiekti, man reikalingos tam tikros savybės. Ir tada vat, kyla klausimas, aha, aš toks esu ir aš niekada nepasikeisiu. Aš toks gimiau ir toks mirsiu. Girdėjus esi tokį posakį, ar ne? Nu taip, nu mačiau, kad mano toks charakteris ir nieko nepadarysite. Tai Aha. gaunasi, kad gali padaryti su tom gerom savybėm, ar ne, jeigu tu Bet tam, nori. kad pasiekti savo tikslą, pavyzdžiui, sakykime, aš niekada neišmoksiu groti pianinu. Tai kokių savybių man reikia, kad aš galėčiau išmokti groti? Nes aš niekada nesimokiau, taip gali būti man sunku, ar ne, jeigu aš nesu girdėjusi muzikos. Jeigu aš esu girdėjusi muzikos ir prisilietus prie instrumento, tai daug lengviau ir daug greičiau. Bet tada vėl savęs pasiklausi, aha, ar aš tada norėčiau to tikslo siekti? Ir jeigu aš noriu, o tai kokios savybių man gali reikėti? Ir Mhm. tada gali reikėti drąsos, ryžto, disciplinos, veikimo, ar ne? Atkaklumo reikės. Aha, bet aš neturiu tokių savybių. Tai viskas, aš jau net nebesirenku. Bet va čia ir yra įdomumas, kad aš galiu atrasti savyje tas savybės, nes visos savybės, kurios yra žmonėse, potencialiai gali būti ir manyje. Mhm. Ir tada vat atsiranda, reikia drąsos, bet būtent tos savybės, ar ne, pabandyti savyje atrasti tą savybę, kuri galbūt šiandien miega, kuri šiandien neaktyvi. Mhm. Ir tada ją O tai, suaktyvinti, išskleisti savyje. o tai gaunasi taip, kad tos gerųjų savybių įsiskleidimas eina lygiai grečiai su kažkokiu nauju tikslu, ar ne, ką tu nori Taip, pasiekti. kas tau svarbu, kur tu eini, ką tu nori šitam gyvenime nuveikti. Tai gaunasi, kad kokį va tikslą išsikelia, ar ne, tada ir tada tam pasiekti eini link skleidžiasi tos naujos savybės. Nes vėlgi, kaip pasižiūrėsi, savybės yra tos atramos, į ką mes atsiremiam. Bet galim save įsivardinti, aš esu toks ar ne, tokia. Ir tada tarsi mes jau žinom, kad taip yra ir nebekvestionuojam. Vėlgi, jeigu aš turiu tikslą, kurį labai labai noriu pasiekti, bet dar nesu prieėjusi prie to, galiu pasižiūrėti tada iš anksto, o kokių savybių man reikia. Ir aš galbūt jas galiu aktyvuoti, galbūt aš jas galiu sustiprinti. O gal jinai labai silpnai veikia manyje, tai aš galiu ją pastiprinti, sutelkti dėmesio į tai. Ir pavyzdžiui, jeigu mano tikslas yra eiti sąmoningumo keliu, ar ne, ir stebėti save, kaip aš veikiu, kad pamatyčiau tam tikrus modelius elgesio, kurie man trukdo gyventi, tai man reikalinga savybė yra savistaba, kad aš galėčiau save stebėti. Ir aš tai galiu išsiugdyti, ją išpuoselėti. Ir kadangi tų savybių yra labai daug, įdomu yra tai, kad žinoti, kad yra tokios savybės ir pajausti savyje, tai nėra tas pats. Jos palaipsniui yra ugdomos, Mhm. aktyvinamos, skleidžiamos. Ir labai įdomu yra tyrinėti jas, kai, atsakykime, vakar ar ne, tokia savybė išsijauta atsiverimas. Ir tarsi tas žodis toksai, nu tai ką atsiverti, o tai kam čia atsiverti? Ir ką su to daryti atsiverimu, o tai apie ką čia toks. Ir tada vat, duodi savo laiko dienoje, būtent tą vieną konkrečią savybę tyrinėti. O ką man tai reiškia? Ir kurioj kūno vietoje aš ją jaučiu. Ir jeigu aš jau jaučiu savo kūne būtent tą konkrečią savybę, tai jinai manyje yra aktyvi. Ir aš ją galiu remtis. Galbūt aš galiu atsiverti naujom patirtam. Gal aš galiu atsiverti naujam ugdymui kokiam nors. Gal aš galiu atsiverti patirčiai, pavyzdžiui, susipažinti su nauju žmogum, ar ne? Galbūt aš galiu atsiverti šeimoje kažkaip kitaip priimti, ko anksčiau negalėjau priimti. Ir tas atsiverimas toks, kada tu visą dieną esi tos savybės tyrinėjime paraleliai su savo gyvenimu, ar ne? Tada pradedi ją išjausti, suvokti ir jinai tampa gyva. Aha, tai man dabar kažkaip norisi paklausti, kaip, pavyzdžiui, dabar per tavo tą projektą, nu maždaug tas bus tų gerųjų savybių atpažinimas, ar tai va tiesiog, kaip tas toksai ėjimas į kitų savybių vat, bus, ar jis toks labai greitas, čia gali
prisijungi, iš karto sužinai, jau pradedi puoselėti. Kaip tas toksai gali būti aiškiau, ar tai yra labai greitas procesas, ar lėtas procesas. Ačiū, kad paklausai, dar neužsiminiau. Taip, aš planuoju nuo balandžio mėnesio meditacijų ciklą geriausios mano savybės. Jisai yra skirtas tam, kad galėtume sustoti, pamatyti savo savybės, patirti per gyvenimą ir reflektuoti. Ir tai nėra greitas procesas, vis tiek kviečiu vieną savybę stebėti vieną dieną. Ir tam, kad tikrai ją sustiprinti, tam, kad tikrai ją suaktyvinti ir, žinai, kai yra daug, tai paskui paskęs, o kai yra po truputį pamažai, tai patampa tikra, tai patampa tavo gyvenimu ir tai patampa tuo, kas tu nori būti. Ir sako, savęs nepaskubinsi, savęs nepagreitinsi, kiekvieną einam savo tempu. Ir galbūt bus tokių savybių, kur reikės galbūt net ne vienos dienos, o gal net visos savaitės, kad ją integruoti save, ją pajausti, išjausti, kad jinai taptų gyva. O galbūt tai bus dėmesio sutelkimas į savybės ir dar užtruks laiko, kada jos ateis į tavo gyvenimą ir tada vieną dieną gali taip nutikti, aha, man čia tarsi nieko neįvyko meditacijai, bet galiu suvokti, suprasti, o šiandien aš ją matau. Tai mes esame visi skirtingi, skirtingai priimam, tai dėl to jokių pažadų nėra, yra savęs tyrinėjimas, yra erdvė, tylos esaties erdvė, kurioje galima atsiverti pačiai savo ir eiti savo tempu. Nu, tai ačiū labai už apibūdinimą. Tai iš tikrųjų atrodo toksai po truputėlį ėjimas, pastebėjimas savęs. Kaip sakai, vat niekur nepaskubint. Tai tik tais iš tikrųjų toksai drąsiau eiti į save, atrodo, nes tikrai kartais nėra drąsu eiti į save pasižiūrėti. Ypatingai labai daug ir baimė visokių pasimato, išsigąsti ir atrodo, nu, bent jau aš pagal savo patirtį, tai labai toksai, o Dieve, galvoju, lėčiau, kaip man baisu, bet toksai eini, pamatai, kad ten nieko baisaus iš tikrųjų ir nebuvo, o tik tais, vat ir lengvėja tas gyvenimas, gerėja, atsiveria kažkas tai naujos tos savybės, požiūris plečiasi ir įdomiau ir gyventi. Tai tik tais, vat, padrąsinti, gal kažkaip norėtųsi kitus, kad nerti gilyn ir tikrai džiaugtas. Ačiū tau už padrąsinimą ir jeigu norėsi, jeigu dabar žiūri šitą video iki pat galo, tai esi laukiama, kviečiama jungtis į meditacijų ciklą, kuris prasidės nuo balandžio 1, 6:30 min, tai 6:30 kiekvieną dieną. Išsikelsime savo savybę, kurią norime tyrinėti, ją apžiūrėsime iš visų pusių, bandysime pajausti savo kūne ir leisime per dieną integruoti ir turėsime refleksijas, pasidalinimus apie tai, o kaip man sekasi, kaip man pavyksta ir galbūt atrasime tai, ko ieškome ir tai, kas yra mums labai labai svarbu ir reikalinga. Ir vėlgi kviečiu pasitelkti savo savybę, smalsumą, norą tobulėti, sąmoningumą, tyrinėti, jungtis. Meditacijos vyks kiekvieną rytą, išskyrus sekmadieniais. Ir ši erdvė yra tavo, tylos esaties erdvė yra tavo. Ir čia tu gali ateiti, tyrinėti save, būti su savim ir praturtinti save naujomis savybėmis ir praturtinti šalia esantį. Labai dėkoju, Ieva, tau už pokalbį. Man buvo labai geras tam kalbėti ir jau lauksim visų norinčių. Ta nuoroda yra žemiau, gali registruotis ir iki pasimatymo. Aš gal dar truputėlį paminėsiu, kad ne viename tavo projekte dalyvavau ir labai ačiū, kad tu juos darai. Ir iš tikrųjų matau, kaip aš pati skleidžiuosi per tavo projektus ir tikrai vyksta toks, kaip pasakyti, pokytis labai puikus gyvenime. Dėkoju tau. Tai va.